todėl kad istorija turi būti istorija. Reikia ją įamžyti, nes tai savotiškai irgi taip pat. Tas, ką jūs šiandieną renginyje matote, stebite, viskas bus istorija po 10 metų. Jau sakysite, štai aš buvau, mačiau ir vaikai jau bus paaugę. Tai savotiškai įdomu labai gerai pažinti savo istoriją, tautos, to laikmečio tautos istoriją. Pradeda savo veiksmus Rusijos artilerijos pabūklai. Taip, šiuo momentu visi pabūklai atitinka 4 pūdų patrankai, tai yra kalibras beveik 84 mm arba mažesnis, svoris iki 880 kg pabūklo, sviedinis svoris 2 kg, arkliai temdavo 4, mūšio metu patys artileristai privalėjo traukti. Signalas pagal supratimą veiksmus prancūzų voltižeriai atsitraukė. Greičiausiai galėtų būti, sprendžiant pagal viską, ir ataka rimtesnių pajėgų. Nes po voltižerių pasirodymų dažniausiai sekdavo pėstininkų batalionų arba pulkų, o net ir divizijų atakos, o kartais net ir korpusai pereidavo. Priklauso nuo kautinio dydžio ir masto apimties. Taip, kad labai sudėtinga orientuotis, savaime aišku, tai, kas dalyvauja šitie dalyviai, jie puikiai mato kiekvieną munduro detalę, kiekvieną spalvą ir iš karto momentaliai gali atskirti savo priešininką. Tačiau mūšio metu, kada vyksta tokie dūmai, pabūklų, šautuvų ir taip toliau, susigrupavus vienam, kažkur susikoncentravus vienam centre, žinoma, sunku pamatyti. Dažniausiai būdavo taip, kad kentėdavo saviškiai nuo savų. Tai natūralus dalykas. Žinoma, nieko stebėtis Antram pasauliniam kare, taip pat ne vieną kartą atveju buvo, kada saviškiai bombarduodavo sėkmingai saviškius. Tai yra 20 amžiaus antroji pusė, o mes kalbame apie 19 amžiaus pradžią. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, žinoma, simbolika, tai yra vėliavos, trimito signalas. Tačiau gaudžiant, šiuo momentu jūs trimitą girdite, tačiau jeigu tai gaudžiant būtų 150 artilerijos pabūklų, žinoma, trimitų gausmą jūs negirdėtumėt. Tačiau vis tiek jie būdavo kaip signalas pagrindė kavalerijai. Sprendžiant pagal signalą kavaleristo, tai yra raitosios artilerijos signalas. Matome kaip tik ulonus. Lietuviškų 17 ulonų pulko, lietuviškojo. Kaip ir minėjau, jie formuojami buvo iš Kupiškio, Panevėžio, Biržo, Anykščio, Ukmergės savanorių. Ir dar kartą pabrėžiu, savanorių prievartą niekas neėmė. Turiu minti, taip pat pabūklai turėjo ir kartečias. Jeigu mes pasižiūrėtume, ką tai reiškia tolima ir artima kartečia. Pavyzdžiui, tolima kartečia buvo 41 kulka, artimoje kartečioje buvo 61 kulka. Ir žinoma, jeigu jūs paklaustumėt, koks efektas, aš jums galiu pasakyti tai, kad žinoma, kartečia vis tiek įsislaikydavo, tačiau vis tiek žygiuojant priešininkui, susiglaudusiam kolonom būdavo nemažų sužeidimų ir užmušimų. Tačiau jeigu paklaustumėt, kokia baisiausia sužeidimo, sakykime, procentą sužeidimo nuo kokio ginklo, tai reikia pasakyti būtent nuo artilerijos pabūklo ir daugiausiai būdavo nutraukiamos kojos. Tai yra būtent apatinė dalis, nes pabūklai būdavo nutaikomi tiesiai ir, žinoma, sužeidimas eidavo tiesiai į kojas. Dažniausiai būdavo, sėkmingai, jeigu vieną koją nutraukdavo, dažniausiai netekdavo abiejų. Ir ypatingai nuo kelių iki, sakykime, dubens, toje srityje. Žinoma, buvo atveju, kad tas sviedinys pataikydavo į galvą ir galvą nulėkdavo žmogaus. Nenustebkite, kad aš tai pasakoju, bet jūs įsivaizduokite tai, kad čia yra ne paradas, o tai yra iš tikrųjų prisiminimas mūšio, kad tai vykdavo. O šiaip, jeigu atvirai pasakysiu, tai nėra žmonės artistai. Tai yra taip pat jie vaikščiantis ant ašmens, bet kurio momentu gali atsitikti. Jie stengiasi, kad to nebūtų, iš visų jėgų tai daro, bet visko pasitaiko gyvenime. Todėl tai yra tik tai stiprių nervų ir gerai pasirengusių žmonių, rizikuojančių būtent šitą veiksmą atlikti. Yra įdomus faktas, man teko skaityti, kada
vienas rusų baterijos vadas, kada šaudė iš artilerijos pabūklą, tai yra netoli Vitebsko, pamatė, kada generolas rusų vedė batalionus šitą į ataką ir jis sako, aš matau saulėtą graži vasaros diena, tai buvo kažkur tai Liepos mėnesį ir sako, aš pastebėjau, kad visas laukas aplinkui nužėro kažkaip tai aukso atspindžių. Pasirodo, šis generolas sėdėjo ant žirgo, svedinys pataikė į žirgą, atsiprašau, į krūtinę, būtent tiesiai į širdį, o toje vietoje buvo piniginė. Ir toje piniginėje buvo sukrauti, sakykime, žmogaus auksiniai pinigai. Ir kada svedinys išmušė širdį ir pinigus, jie pasklydo ir saulė spindyse davė tokį aukso atspindį. Taip, kad kare sužeidimo būna tokių, kad praktiškai net negalėtum žmogus papasakoti arba paaiškinti, kaip tai galėtų pataikyti, jeigu norėtum. Kol kas stebėdami matote incentyvę ir vienos ir kitos artilerijos bus iššaudymas. Aš turiu pasakyti, kad ir viena pusė turėjo, ir kita turėjo puikią artileriją. Ir vieni, ir kiti turėjo puikius artileristus. Tačiau sėkmingesnė buvo artilerija, sakykime, prancūzų vien dėl to, dėl sėkmingo savo artilerijos generolo inžinieriaus Greipavalio sistemos, jame buvo savaime, aišku, daug geresnių išradimų. Ir svarbiausia tai, kad imperatorius Napoleonas buvo pats artileristas ir pagal profesiją, ir pagal dvasią. Ir jisai labai mėgo padaryti ten, kur, sakykime, tam plangė nėra artilerijos, o kitoje jie atsiranda, nors jis mažai turėdavo. Jis visuomet sukoncentruodavo, jeigu jis turėdavo 200 pabūklų, tai jisai 190 sukoncentruodavo toj vietoj, tame sparne, kuriame išrosdavo pulti. Ir žinoma, tokiu būdu nušluodavo priešininkai ir iš karto toj būdavo siunčiami batalionai į ataką ir priešininkas galėtumas trauktis. Matome, žinoma, pabūklas yra galingesnis turbūt negu 4 pūdų. Gali būti, tai yra, dabar negaliu pasakyti, man neteko jo matyti, bet pagal šūvį tai galėtų būti ir arti, sakykime, 12 pūdų. Galbūt, aš nežinau, negaliu pasakyti. Matote, yra ir efektų, parodo jum, kaip atlikinėdavo. Nenustebkite, tai nėra kažkokia tai atrakcija. Jūs žinokite, kad kariuomeniai tarnaudavo, Rusijos kariuomeniai tarnaudavo iki 796 metų iki gyvos galvos. Tai tave paimdavo nuo 18-20 metų ir iki gyvos galvos tarnaudavo kariuomenėje. Nuo 796 metų Napoleono epochoje jis tarnaudavo 25 metus. Tai jūs puikiai patys suprantate, 25 metai, savai mes daugiau nieko nedarydavo, tik užsiminėdavo karybą. Ir tą, kaip matote, triukus užtaisymų šautuvų ir taip toliau, žinoma, tai buvo jam prigimta, tai kad tai savotiškai, žinoma, priversdavo priešininką susimastyti. O, kaip tik girdite, tai yra, sakykime, savotiškai batalioninis, sakykime, šaudimas. Įsivaizduokite, jeigu vienu momentu iššautų jums, sakykime, apie 2-3 tūkstančiai karių stovinčių vienu metu. Tai va toks momentas, kaip jūs girdėjote, tai akimirkoje vyksta, sakykime, kelias minutės ir vienoje ir kitoje pusėje. O jeigu dalyvauja iš vienos ir kitos pusės apie 300-400 tūkstančių vyrų, o fronto plotis, kažkur tai apie 20 km, įsivaizduokit, kas darosi. Praktiškai tai yra nepataikyti neįmanoma. Garsas didžiausias, liukšmas didžiausias. Tai teko, kurios tai pasakojo, kad savotiškai teko 2005 metais būti Čekijai, kur vyko Austerlico kautynės ir kuriuose dalyvavo apie 4000 dalyvių. Visi praktiškai turėjo šautuvus veikiančius, ta prasme šaudančius. Savaime, aišku, tada tai pamatėm, tai buvo įspūdingas renginys. Neužmirškite tai, kad tie dalyviai, kurie dalyvauja šiandieną šitoj to mūšio inscenizacijai, stengiasi jumis truputėlį pajokinti, kad nebūtumėt paniūrę, kad ne visą laiką būtumėt susikaupę, kad nebūtumėt įsitempę. Jie parodo tos įvairiškus kariškus gyvenimus, atrakcijas, kurios gali būti, jo labiau, kad jie patys to užsiminėja savo laisvalaikiu. Tai yra žmonės įvairių profesijų, tai nesivaizduokit, kad jie tik tai nuo ryto iki vakaro tom dirba. Ir savaime, aišku, jie tai domisi, tyrinėja ir perskaito daugelį įvairiausių to laikotarpio atsiminimų knygų. Ir savaime, aišku, jie nori jums parodyti, jumis sudominti, kad jūs galėtumėt pasižiūrėti vis dėlto, susipažinti šiek tiek su tą epochą. Kaip tik prancūzai eina į ataką ir padrasina save. Tai yra natūralu.